Kaip manote, ar pirmiausia teisinga, kad žmonės jaučia, kad valstybė jais rūpinasi ir nepalieka bėdoje. Bet yra daugiau žmonių, kurie šiandien palikti bėdoje. Jūs girdėjote, kad per pandemiją mes turėjome 15 000 perteklinių mirčių. Ir dabar vos ne kasdien matome, tai ten žmogus rastas be smurto žymių, tai ten rastas, vakar skaitau 5 žmonės. Ar nemanote, kad į šitą įstatymą taip pat verta įtraukti tas grupės, kurios taip pat aiškiai nukentėjo ir metas valstybei prisimti už tai atsakomybę, lygiai taip pat kaip tai padaro jau visą eilę pasaulio valstybių, kurios jau kompensuoja žmonėm už padarytą žalą per visiškai nesąmoningai, neteisingai ir prastai valdomą šitą visą epidemijos procesą. Ačiū. Gerbiamas Seimo narys, tikrai su jūsų klausimu šitas įstatymas nesusijęs. Čia kalbam apie asmenis, kurie yra nukentėję 39-90 metų okupacijos metu.